Prašau prisipažink, dažniau analizuoji ar jauti, dažniau išreiški ar galvoji. Nieko baisiau nėra, negu moteris paskendusi savo mintyse ir paskendusi praeityje. Vadinasi, jinai savo kūne jaus liūdesį, apatiją, kažkokį tai skausmą, arba moteris, kuri yra paskendusi ateities baimėse ir jinai išgyvens įtampą, nerimą ir baimę. Tuo tarpu moteris, kuri yra visiškai įgalinusi save kaip moterį ir įgalinusi savo gaivališką, nuostabią moterišką energiją, ji jaučia šią akimirką, jaučia, kur yra, kokiose aplinkybėse, su kokiais žmonėmis. Ji mėgaujasi gyvenimu šioje akimirkoje. Ir pasirodo, kad šiuolaikinės moterys, kurios tiek daug atsakomybių ir pareigybių įsikrauna savo ant pečių, dabar labai daug galvoja ir analizuoja. To pasekoje turi begalę problemų susijusi su galvos skausmais, migrena, mėnesinių skausmas, išsibalansavęs jos natūralus mėnesinių ciklas, ar ne, visi tie PMS. Tik todėl, kad tu ignoruoji savo kūną, savo nuostabų, gražų kompasą gyvenime, kuris gali tave nuvesti į stebuklingas ir nuostabias vietas, kuriuose gera būti. Ir moteriai labai svarbu yra susipažinti su savo emociniu kūnu, suprasti, ką jinai jaučia, kaip jinai jaučia ir ką tie jausmai jai kalba. Taip atsitinka dažniausiai, kad moteris atėjusi į savo kūną, pradėjusi jį pažinti, išsigąsta tų pokyčių, kurie nuolat vyksta. Nes moteris yra cikliška būtybė. Tuo tarpu vyras užmigau, pabudau ir vėl energijos kiekis toks pat ir vėl keliauju į dieną. O moteriai užtrunka net visą mėnesį, kol jos ciklas pereina per visus 4 metų laikus. Tuos, kuriuos mes turime savo gamtoje, mes turime juos ir savo kūne. Taigi, ar tu supranti savo kūną? Ar jauti, kad jame keičiasi ne tik energijos lygis, bet jame keičiasi emocijos, jausmai? Ar sugebi sugauti tam tikras būsenas, kurios arba padeda gyventi nuostabų gyvenimą, arba kaip tik tave tempia žemyn. Nes jeigu tu neužfiksuoji šito pokyčio, kuris yra emocijų ir jausmų lygmenyje, tu negali suprasti, ką reikėtų atlikti kitaip, kad tavo, pavyzdžiui, būsena pasikeistų. Nes jeigu būsena yra apatija, nuovargis, liūdesys ir tu vis gyveni iš vyriškos arba aktyviosios energijos, tu bandai kaip robotukas atlikti užduotis, įvykdyti suplanuotus planus ir kažkurioje vietoje tiesiog palūžti. Ir emocijos išsiveržia per kraštus, išsiveržia, nudegina tave pačią, nudegina visą tavo aplinką, vietoj to, kad kai tu užfiksuoji tam tikrą būseną, kuri pasikeitė tavo kūne, užfiksavusi tu gali suprasti, kokią aš veiksmą dabar turiu atlikti, gal tiesiog stabtelti, galbūt užmerkti akis ir pabūti 10 minučių savyje, galbūt nueiti atsisėsti ir atsigerti skanios arbatos su skaniu desertu, galbūt susiplanuoti atostogas mėnesio pabaigoje. Ir tai gali būti visiškai viskas, nes tu esi labai unikali ir ypatinga būtybė. Kiekviena moteris išsiskleidžia per moterišką energiją labai unikaliai. Todėl kviečiu tave pažinti, ką reiškia būti moteriškai vien tam, kad tavo gyvenimas taptų moteriškas, aistringas, stebuklingas ir, žinoma, paprastas, sėkmingas ir lengvas. Palepink save kartu su Drogas. Dar